nemažiau svarbus dalykas, o galbūt net ir vienas svarbiausių dalykų žaidime, snukeryje, vėlyvesnėse stadijose yra psichologija. Ir psichologija, kaip ir technika, galima treniruoti. Dažnai mes susidarėme su tokiais reiškiniais, kad žaidėjai gan gerai ir užtikrintai atrodo treniruočių metu arba žaisdami nereikšmingus mačus su savo draugais. Tačiau atėję turnyrą į atsakingesnį arba jiems reikšmingesnį įvykį pasirodo pakankamai blogai. Atsakymas be abejo psichologija, nervai, įtampa. O tai dažnai sąlygoja savipokalbis, tai yra mintis jūsų galvoje. Ir jas galima pakeisti, įtakoti. Pirmiausia, reikia atsakyti į klausimą savo, ar lūkesčiai turnyre, rezultatuose yra neperdėti. Jums be abejo bus sunku kovoti, psichologiškai nusiteikinėti, kad jūs laimėsite šitą turnyrą, jeigu yra labai stiprus priešininkai, objektyviai, renkate didžiulės serijas, pasiekia gerius rezultatus, o jūs ne, jeigu jūsų vidaus balsas sako kitaip. Vis dėlto reikia žiūrėti teisybei į akis ir realiai statytis savo tikslus. Pavyzdžiui, gerai sužaisti mačą, surinkti seriją, nugalėti tam tikrų lygio priešininkus, kad jūsų galimybės, jūsų pasiektas lygis maždaug sutaptų su jūsų statomais tikslais. Jeigu mes tai išsiaiškinome, tai galime eiti prie pagrindinių dalykų ir pratimų, kaip galima sumažinti turnyro dienos starto jaudulį. Pirmiausia, reikia nebėgti nuo jo, jis yra tikras. Ir tai yra natūrali žmogaus organizmo reakcija į būsimą lenktyniavimą, konkuravimą. Tai yra kaip sporto varžybose prieš bėgimo arba sunkumų kilnojimo arba kovinius, bet kokius sporto šakas kitas, organizmas reaguoja į laukiamą, labai neužilgo prasidėsiantį rungtyniavimą ir kovojimą. Tai pirmiausia, reikia susitaikyti su juo, užuot kovojus, nes ta kova atima jėgas ir ji yra neteisinga, nes objektyvu, kad varžybos neužilgo bus. Geriau jums padaryti keletą paprastų dalykų. Pirmiausia, nevėluokite ir nedarykite kitų įtampą keliančių dalykų. Antra, atėję prie stalo, pramuškite keletą lengvų smūgių, išbandykite gelbėkijų, savo rūbus ar patogus ir tada galite prisėsti, susikaupti mačą. Atsisėdus laisvai kvėpuodami, mintyse prisiminkite, kaip jūs žaidėte gerai. Vizualizuokite savo gerą žaidimą, prisiminkite gerus mačus arba treniruotės, jeigu dar jų nebuvo, kai jūs žaidėte gerai. Susidarykite žaidimo strategiją, planą. Kaip pradžioje atsižaidinėsite, po to rinksite serijas, jeigu bus pavojingų situacijų, jūs atsižaisite, vizualizuokite savo gerą veiksmų planą. Mačo eigoje įtampoje, kai minčių ratas pradeda suktis bloga rutina, tokia kaip man nesiseka, aš pralošiu arba taip toliau, nusišypsokite. Šitas paprastas mažas veiksmas pakeis jūsų savijautą momente. Ta sekundę jūs tikrai pajusite, kaip tai stebuklingai veikia tuo momentu. Kitas dalykas labai svarbus. Nestatykite bendrų tikslų, kad aš noriu laimėti šitą turnyrą arba man reikia nugalėti, nes noriu išvažiuoti į kažkokį čempionatą, užimti reitingo vietą ir taip toliau. Susitelkite tai, kas yra po nosimi. Kaip psichologai sako, čia ir dabar. Baltas rutuliukas, raudonas, lūza, išsivedimas, serijos rinkimas. O ne tai, kad man reikia laimėti turnyrą, aš turiu gerai pasirodyti, pateisinti viltis arba pateisinti savo ilgametį treniravimas arba neapsijuokti prieš naujoką, kadangi aš geras žaidėjas ir taip toliau. Ties nosimi, čia ir dabar. Tai yra užduotis, kurias dabar turite atlikti. Tiesiog ir susitelkite. Taip pat reikia kuo greičiau pamiršti nesėkmingus smūgius
ir mėgauti žaidimu. Supraskite, kad snukeris yra ne pagrindinis dalykas jūsų gyvenime. Mėgaukitės juo. Jūs negalėsite sužaisti savo geriausio mačo, galvodami apie savo nesėkmes ir kaip jums nesiseka. Jūs galėsite sužaisti geriausią savo mačą, jeigu žaisite užtikrintai tikėdami, koks geras snukerio žaidėjas jūs esate. Maestro. Dėl to mėgaukitės žaidimu, tikėkite savimi ir eikite šituo pažinimo keliu. Tobulinkite ir tvirtinkite savo psichologiją, kaip tvirtinant savo techniką.